Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Visi esate girdėję posakį sportas sveikata. Bet sportas sveikata yra tokiu atveju, jeigu mes kalbame tik tai apie mėgėjišką sportą ir apie mėgėjiškas treniruotes arba apie paprastą fizinį aktyvumą. Kuomet kalbame apie profesionalų sportą arba apie profesionalų sportininką, tai sportas daugeliu atveju nėra sveikata dėl to, kad profesionalaus sportininko treniruotės, lyginant jas su mėgėjo treniruotėmis, yra daug ilgesnės, intensyvesnės, dažnesnės, jų metu patiriami dideli krūviai, daug didesni krūviai negu mėgėjo treniruotėse ir taip pat yra daug didesnė traumos tikimybė. Dėl to profesionalus sportas dažniausia nėra sveikata. Ir lygiai taip pat, kadangi rezultatai jūsų treniruočių priklauso ir nuo pačių treniruočių labai didelė dalimi nuo mitybos, tai ir mityba žmogaus, kuris mėgėjiškai tik tai sportuoja arba rūpinasi sveikatingumu tik tai savo, nuo sportininko mitybos, šiuo atveju nuo kultūristo mitybos, kadangi aš pats esu kultūristas ir kalbu apie kultūristo mitybą ir lyginsiu mėgėjo ir sveikatingumu užsiimančio žmogaus mitybą su kultūristo mityba, tai šitos dvi sistemos labai smarkiai skiriasi ir paaiškinsiu kuo. Taigi, kalbame apie mitybą. Ir tada mityba, mitybos planas, dieta, galite vadinti tai kaip norite, iš esmės tai yra tas pats. Dieta, tik tai lietuvių kalboje yra įgavus tokį, dieta pats žodis, pats terminas įgavęs yra blogą reputaciją. Iš tiesų, dieta tai yra mitybos planas. Dieta gali būti skirta raumenų auginimui, dieta gali būti skirta riebalų deginimui. Dieta yra mitybos planas. Taigi, bet kuriuo atveju dieta, mityba arba mitybos planas yra tik tai įrankis arba metodas arba būdas kažkokiam tikslui pasiekti. Ir žmogus, kuris užsiema sveikatingumu, savo dažniausiai kelia tokius tikslus. Tai yra pirmas, eiliškumas nebūtinai gali būti toks pat, bet tai tiesiog dažniausiai keliami tikslai. Pirmas tikslas yra pagerinti savo fizinės kondicijas, antras pagerinti savo darbingumą, trečias pagerinti savo emocinės kondicijas, emocinę pusiausvyrą ir taip pat sumažinti susirgimų tikimybę, pagerinti imunitetą ir ko gero ir tikėtina ir galbūt dar pailginti gyvenimo trukmę. Ir tada žmogus, kuris užsiema savo sveikatingumu, kelia savo šitos tikslus ir tada kaip šalutinis poveikis, kadangi jisai sveikai maitinasi ir jisai yra fiziškai aktyvesnis, jisai dar pagerina ir savo išvaizdą. Bet išvaizda dažniausiai nebūna pirminis tikslas, išvaizda gerėja tik tai kaip šalutinis poveikis to, ką jisai daro. Žmogus, kuris arba mėgėjiškai užsiiminėja kultūrizmu ir dirba su svoriais arba profesionaliai tai daro ir ta takoskyra tarp mėgėjo ir kultūristo ir profesionalaus kultūristo šiuo atveju šiam seminarui tada išskirsiu tokią, kad vadinkime taip, mėgėjas yra tas, kuris treniruojasi, bet nelipa į varžybų sceną. Profesionalas, sakykime, šiuo atveju tai sąlygiškas skirstimas, bet profesionalas yra tas, kuris treniruojasi ir lipa savo raumenyną parodyti į varžybų sceną tam, kad įvertintų ir teisėjai, ir žiūrovai, ir jisai būtų lyginamas su kitais tokiais pačiais sportininkais. Taigi žmogus, kuris mėgėjiškai arba profesionaliai užsiiminėja kultūrizmu ir dirba su svoriais, jisai taip pat turi tam tikrą dietą, tam tikrą specifinį mitybos planą, bet jo pirminis tikslas yra pagerinti savo išvaizdą. Tai yra išvaizdos gerinimas, šiuo atveju siekimas kuo didesnės raumenų masės ir kuo mažesnio riebalinio sluoksnio yra pirminis ir faktiškai vienintelis jo tikslas. Visa kita, fizinių kondicijų gerinimas, emocinės pusiausvyros gerinimas, sveikatos gerinimas ir taip toliau, šitie dalykai irgi taip pat atsitinka, bet tai yra daugiau kaip šalutinis poveikis. Pirminis tikslas yra paprasčiausiai gerai atrodyti. Taigi atsispiriame nuo to, kad žmogus, kuris užsiiminėja sveikatingumu ir žmogus, kuris treniruojasi su svoriais tam, kad gerai atrodytų, tarkime mes pirmiausia turime skirtingus tikslus. Automobilis važiuoja iki tol, kol susidėvi jo detalės. Kai susidėvi, reikia arba jas keisti, arba automobilį išmesti ir keisti automobilį. Žmogus gyvena irgi iki tol, kol susidėvi jo vidaus organai, kai kurios galima pakeisti, kai kurių negalima pakeisti. Yra tokia teorija, yra jau ir tokia praktika, kad ilgiau gyvena tie žmonės, kurie turi mažesnį kūno svorį. Aš šitą kategoriją ko gero nepateksiu. Ir ilgiau gyvena tie žmonės, kurie mažiau valgo. Ir tie dalykai susiję. Tie, kurie mažiau valgo, turi paprastai mažesnį kūno svorį. Ir tie, kurie turi mažesnį kūno svorį, jiems reikia mažiau kalorijų jų kūno funkcijoms palaikyti ir jų visam fiziniam ir protiniam aktyvumui, tom išlaidom, kalorijų išlaidoms padengti.
Ir kalbant apie kalorijų vartojimą ir kalbant apie sveikatingumą, sveikatingume bazinis principas, pagrindinis principas yra per dieną gauti lygiai tiek kalorijų, kiek yra jų sudeginama. Tai reiškia, kad išlaikyti tą patį kūno svorį. Jeigu jūs per dieną sudeginate 1800 kilokalorijų, tai reiškia, kad turite suvalgyti 1800 kilokalorijų ir kaip sverite 65 kg, tai prisversite 65 kg. Šitas dalykas, jeigu neturite antsvorio, neturi būti kintamas, visą laiką turi būti pastovus dydis. Kalbant apie kultūrizmą, vėlgi mėgėjišką arba profesionalų, kultūrizme galimos dvi fazės. Tai yra arba raumenų auginimo fazė, kuomet reikalingas kalorijų perteklius, nes mes augome iš to, ką valgome. Tai yra, norint užauginti mėsą, reikia valgyti mėsą. Paprastai kalbant, tam reikalingas kalorijų perteklius. Kai yra kalorijų perteklius yra verčiamas nauja kūno mase, šiuo atveju nauja raumenų mase. Ir taip pat gali būti fazė, kuomet yra mažinamas riebalų sluoksnis. Tokiu atveju tada jau reikalingas kalorijų deficitas. Tai reiškia, kad jūs iš maisto turite gauti mažiau kalorijų, negu sudeginate per dieną. Ir tada organizmas patirdamas tą kalorijų deficitą ir turėdamas jį padengti, ima kūno riebalus ir juos naudoja kaip energiją. Taigi sveikatingume visada naudojama tiek pat kalorijų, kiek sudeginama. Kultūrizme gali būti naudojama arba daugiau kalorijų negu sudeginama, jeigu norima padidinti raumenų masę, arba mažiau kalorijų negu sudeginama, jeigu norima sumažinti riebalų sluoksnį. Mūsų mityba ir mūsų gaunamas kalorijų skaičius susidaro iš 3 makronutrientų, tai yra baltymų, angliavandenių ir riebalų. Ir yra tam tikra proporcija, tam tikras santykis šitų makronutrientų. Kalbant apie sveikatingumą, idealus santykis yra gauti 60, tai yra kalorijas surinkti iš 65% angliavandenių, 15% baltymų ir 30% riebalų. Kalbant apie kultūrizmą, vėlgi yra skirtingai. Tai gali būti masės auginimo periodas ir gali būti riebalų deginimo periodas. Jeigu mes kalbame apie masės auginimo periodą, tai vienas iš tokių, sakykime, klasikinių formulių, tai būtų gauti 40% kalorijų iš angliavandenių ir po 30 iš baltymų ir 30 iš riebalų. Jeigu mes kalbame apie riebalų deginimą, tada angliavandenių procentinė dalis yra palaipsniui mažinama, faktiškai nuolatos mažinama, baltymų yra didinama, o riebalų gali likti panašiai arba tik tai šiek tiek mažinama. Esminis skirtumas yra tas, kad kultūrizme naudojama daug daugiau baltymų ir dabar tada tiksliau ir šiek tiek plačiau apie baltymus. Kaip minėjau, 15% kalorijų sveikatingume turi būti gaunama iš baltymų. Ir kalbant apie sveikatingumą, dietologų rekomendacijos yra didžiąją dalį baltymų gauti iš augalinės kilmės maisto ir mėsą valgyti nedažniau negu 3 kartus per savaitę. Kiti baltymų šaltiniai, kurie yra gamtoje, yra žuvis, liesi pieno produktai ir kiaušiniai, jais irgi nepiknaudžiauti. Ir tada pagrindinis baltymų šaltinis sveikatingume būtų ankštinės kultūros, žirniai, pupos, būtų gynėja, kruopos ir būtų soja. Čia būtų pagrindiniai šaltiniai ir, kaip minėjau, mėsą nedažniau negu 3 kartus per savaitę. Kultūrizme, kaip baltymų šaltinis, yra skaičiuojami tik ir išskirtinai tik tai gyvulinės kilmės baltymai. Ir tai būtų tada mėsa, žuvis, kiaušiniai ir liesi pieno produktai. Kultūristas, ar tai mėgėjas, ar profesionalus, netgi į baltymų skaičių savo, kai mes skaičiuoja per dieną suvartotus baltymus, netgi neturėtų įtraukinėti iš ryžių arba avižų, arba iš banano, ar obuolių, ar nesvarbu, iš kažko dar gaunamų baltymų, tik tai gyvulinės kilmės baltymus. Angliavandeniai. Angliavandenių šaltiniai sveikatingume yra kruopos. Kruopos yra ryžiai, grikiai, avižos, taip pat yra makaronai, vaisiai ir daržovės. Tie, kurie užsiminėja sveikatingumu ir maitinasi tam, kad būtų sveikesni, jie valgo daug vaisių. Kultūrizme pagrindinis angliavandenių šaltinis aprūpinantis raumenis energiją yra kruopos, tai yra kompleksiniai angliavandeniai. Ryžiai, grikiai, makaronai nevalgomi dažnai, nebent tai būtų pilno grūdo makaronai ir duona irgi taip pat valgoma retai. Duona sveikatingume valgoma, kultūrizme duonos yra vengiama, valgoma daug daržovių, tam, kad tai padėtų virškinti ir pasisavinti baltymus ir valgoma mažai vaisių, tai yra pagrindinis skirtumas nuo sveikatingumo. Kultūrizme vaisių nevalgoma daug dėl to, kad vaisiai yra paprastų angliavandenių, paprastai kalbant, fruktozės arba cukraus šaltinis, o kultūrizme cukraus vengiama dėl to, kad cukrus lemia riebalų kaupimąsi. Riebalai. Pagrindinis riebalų šaltinis užsiiminėjant sveikatingumu arba rūpinantis sveikatingumu yra aliejai, įvairūs aliejai,
ir sėklos. Gyvulinės kilmės riebalų yra vengiama, lygiai taip pat kaip ir gyvulinės kilmės baltymų. Kultūrizme pagrindiniai riebalų šaltiniai yra irgi taip pat aliejai, avokado vaisius, riešutų sviestas, bet aš kalbu apie riešutų sviestą, į kurį nėra įdėta papildomai cukraus ir taip pat ir riebi žuvis dar. Ir kultūrizme taip pat labai svarbus yra gyvulinės kilmės riebalai, dėl to, kad gyvulinės kilmės riebalai yra reikalingi vyriško hormono testosterono gamybai, o vyriškas hormonas testosteronas yra pagrindinis faktorius, kuris lemia raumenų masės augimą, bet testosterono aukšto lygio raumenų masės augimas nėra įmanomas. Ir jeigu sveikatingume yra vengiama gyvulinės kilmės riebalų, kaip ir baltymų, tai kultūrizme ir ten sveikatingume mėsą rekomenduojama vartoti ne dažniau negu 3 kartus per savaitę, kadangi tai yra gyvulinės kilmės baltymai ir riebalai, tai kultūristas mėsą valgo 3 arba 4 kartus, kai kuriais atvejais 3, 4 arba 5 kartus per dieną, ir tada jisai ir gyvulinės kilmės riebalus taip pat gauna irgi 3-5 kartus per dieną. Bendras valgymų skaičius. Užsiiminėjant sveikatingumu rekomenduojama valgyti 3-5 kartus per dieną ir valgyti tada, kai jaučiatės alkani ir kai jaučiatės, kad norite valgyti. Užsiiminėjant kultūrizmu reikia valgyti mažiausiai 5 kartus per dieną ir kuo dažniau valgote, tuo geriau yra. Ir vienu ir kitu atveju reikia stengtis valgyti gan dažnai ir mažomis porcijomis, bet kultūristas valgo ne tada, kai jisai nori, bet tada, kai jam reikia, ir dažniausiai valgo pagal valandas, ir tikslingiausia tai būtų daryti kas 2,5-3 valandos ir valgyti nepaisant to, ar norite ar nenorite, dėl to, kad kultūrizme mityba vaidina patį didžiausią vaidmenį ir tai, ką suvalgote, labiausiai lemia tai, kaip atrodote, ir maistas yra pasvarbiausias įrankis užsiiminėjant kultūrizmu, ir nori tai daryti ar nenori, turi valgyti pagal valandas ir turi valgyti tiek, kiek tau reikia valgyti pagal tavo mitybos planas. Tai yra esminis skirtumas sveikatingume, kada nori ir kiek nori. Beveik, tai yra negalima tik tai persivalgyti, kultūrizme dažniausiai valgoma yra daug dažniau ir daug daugiau negu iš tiesų norėtųsi valgyti, tai yra labai dažnai kišame per prievartą. Dabar apie atskirus dienos valgymus. Pirmiausia yra pusryčiai. Užsiiminėjant sveikatingumu rekomenduojama pusryčiauti ne iš karto atsibudus, kadangi iš karto atsibudus virškinimo sistema dar nedirba pilnu pajėgumu ir dar dėl to nėra alkio jausmo, bet praėjus maždaug valandai, kuomet jau atsiranda alkio jausmas, ir valgyti daug angliavandenių turinti maistą ir lengvai virškinamą maistą ir tarpusavėje derinti kompleksinius angliavandenius, kas būtų įvairios kruopos, tai yra avižos, ryžiai, grikiai ir duona ir makaronai su paprastais angliavandeniais, tai yra su vaisiais. Dar paprasčiau kalbant, kaip pavyzdys, tai galėtų būti avižos ir bananas, arba avižos ir koks nors kitas vaisius. Kalbant apie kultūrizmą, rekomenduojama valgyti kuo anksčiau nuo momento, kuomet sportininkas atsibunda, dėl to, kad tuo metu, kai atsibundama po nakties miego, o miegama buvo 6-8 valandas, tai reiškia tiek laiko organizmas buvo be maisto, atsiveria tai vadinamas langas, tai yra laikas, kuomet organizmas labai gerai ir labai efektyviai savinasi angliavandenius ir baltymus. Ir jeigu užsiiminėjant sveikatingumu rekomenduojama valgyti tik tai angliavandenius pusryčiams ir nevalgyti baltymų, kadangi baltymai yra sunkiau ir ilgiau virškinamas maistas, tai užsiiminėjant kultūrizmu reikia valgyti ir angliavandenius, geriausia, kad tai būtų kompleksiniai angliavandeniai, pirmiausia, ir tam idealiai tiktų avižos ir baltymus. Ir dėl to kultūrizme idealus pusryčių variantas yra avižos su kiaušiniais arba avižos su kiaušinio baltymais. Taip pat galima pridėti vaisių tam, kad tas avižas paskaninti. Kitas variantas, labai populiarus, kurį dabar naudoja daugelis profesionalių sportininkų, tai yra atsikėlus, tik tai atsibudus ryte, išgerti baltyminį kokteilį dar ant tuščio skrandžio su vandeniu, tam, kad jisai būtų lengviau ir greičiau viršinamas ir pasisavinamas, ir tada po 30 ar 40 minučių ar vėliausia po valandos valgyti. Tai yra esminis skirtumas, kad sveikatingumu užsiiminėjant valgoma po valandos ir valgomi tik tai angliavandeniai, užsiiminėjant kultūrizmu stengiamasi valgyti kuo greičiau ir valgomi ir baltymai, ir angliavandeniai. Baltymai būtinai turi būti valgomi. Ir mano mėly skaitytojai, klausytojai ir žiūrėtojai, sekite mane Facebook'e ir sekite mane čia YouTube kanale, spauskite subscribe ir kiekvieną kartą, kai aš būsiu padaręs kokį nors naują video, jūs jį automatiškai matysite, jums nereiks jo patiems ieškoti. Iki kitų susitikimų.